yra puikybė. Bet prieš kalbant apie puikybę, galima būtų daugiau pasižiūrėti šventą raštą. Šventas raštas, Jono Evangelijai, ten yra 8 skyrius, to aš surasiu, manau, kad greitai. 31 eilutė, kiek aš prisimenu jo, nežiūriu. Taip. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems į žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai čia vienas labai svarbus momentas mums yra, iš tikrųjų kalbant apie bet ką. Ta prasme apie krikščioniško kelio. Bet kokį etapą, bet kokią savybę, ar bet kokį pasirinkimą, ar bet kokį buvimą. Nes dabar kas tai yra tiesa? Ne? Tai vienas yra momentas labai svarbus. Kas yra tiesa? Kokia tiesa? Apie ką tiesa? Kitas dalykas yra laisvė. Ne? Kas ta laisvė yra? Aišku, Dievas kalba apie vidinę laisvę pirmiausia, Jėzus kalba apie vidinę laisvę. Ir jeigu žvelgsim giliau į teologiją, tai Karlas Raneris taip gražiai pasakė, kas yra mūsų laisvė, kokia laisvė, arba kiek jinai plati ta mūsų laisvė yra. Galim patys pagalvoti, kaip mes jaučiamės laisvi ar nelaisvi. Tai laisvi ar nelaisvi? Laisvi. Nuo ko laisvi? Gera mintis, nuo cigarečių laisvi, nuo šnapso laisvi, neokupuoti, ne. Tai ta laisvė toks labai platus dalykas. Jeigu taip paėmus, ne, kas dar yra laisvė? Laisvė gali būti išorinė, laisvė gali būti vidinė. Bet esmė yra pati laisvės, kad mes galim savo valia priimti kažkokį tai sprendimą. Čia yra pati esmė. Kokį sprendimą mes galim priimti? Bet kokį sprendimą, ne? Tai tokia labai graži teologija mintis yra, kad žmogaus laisvė yra reliatyviai absoliuti. Reliatyviai absoliuti, ką tai reiškia? Vėl reliatyviai. Reliatyviai todėl, kad vis dėlto mes esam kūrinys. Ir mūsų laisvė kaip kūrinė yra kūriniška. Bet absoliuti ta prasme, kad mes galim save teikti, mes galim save neigti, įsivaizduoti, mes galim norėti būti, ir mes galim neigti save. Sakysim, tas pats rūkymas, ne, yra savo gyvenimo neigimas. Ne. Kraštutinė forma įvairi, gali būti išorinis neigimas, aš galiu nusižudyti. Bet yra kitoks savęs neigimas, žmogus gali neigti santykį su Dievu. Įsivaizduoju, štai laisvės savoka, kalbant ir apie puikybę, tai yra esminis dalykas, iš vis apie bet ką mums kalbant, esminis dalykas yra kalbėti apie savo laisvę. Tai už tai kaip kūrinio laisvė, žmogaus laisvė yra didžiulė. Gyvūnijos pasaulis, iš tikrųjų nieks neturi daugiau tokios laisvės, nei gyvūnijos pasaulis, jos kūrinijos pasaulis, angelai neturi tokios laisvės. Tai štai mes naudojamės didžiulę laisvę ir ką ta laisvė padaro? Laisvė mums leidžia jaustis ypatingais. Aš nepribotas nieko, ne? Kokių varžtų nepribotas. Paukščiukas apribotas, katinėlis apribotas, savo instinktų, žmogus nepribotas nieko. Tai va. Tai šitoje vietoje mes galėtume žvelgti pradžios knygą, ne? Pradžios knygą. Ir mes tenai rasime kokį dalyką. Kaip sukurtas žmogus, ne? Žmogus sukurtas, ne, čia labai neieškant, bet prisiminant, ne, pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Įvairiai teologai arba egzegetai aiškina, pagal Dievo paveikslą tai suprantama, nesuprantama, kad tai yra savaime aišku sukurta, Dievas sukūrė savo atvaizdą. Panašumas traktuojamas įvairiai. Tai ne vienas autorius sako, kad panašumą reikia tiesiog įgyvendinti panašumą. Kuomet tas panašumas yra, tai va. Tas panašumas jau tapti tokiu panašiu į Dievą įvairiomis savo savybėmis ant šitos žemės. Tai va, tai dabar čia yra be galo svarbus dalykas, kad mes esam panašus. Panašus savo meilę, savo laisvą valią, esam panašus pažinimu. Čia yra pagrindiniai dalykai. Nemirtingumu esam panašus į Dievą, ne mes nemirtingi esame.
Tai, va, tai iš tikrųjų esminės sąlygos ir savokos panašumo mūsų į Dievą tai yra mūsų laisvė ir mūsų nemirtingumas. Tai yra laisva valia ir gebėjimas pažinti. Tai čia yra tokios pagrindinės dalis, kurios iš tikrųjų mūsų panašina su Dievu. Tai iškelia mus kitą vertus. Be to, Dievo pažadas mums duotas, ne, amžino gyvenimo. Tai yra tai sudievinimas, dar kitas dalykas yra, kuris mus daro jau panašiais į Dievą. Tai dabar visoje tokioj aplinkoje, apie ką reiktų dar prisiminti, ne, tai pasaulio matymas gali būti labai įvairus. Pasaulio mes galime matyti, kad jo centre yra Dievas, tas vadinamas teocentrinis mąstymas. Su Kristaus atėjimu yra kitoks mąstymas tose pasaulio, ne tik teocentrinis, bet Kristus yra stovi visatos centre, Kristus yra išganytojas. Bet su laiku atėjo kitoks dar matymas pasaulis, iš tikrųjų buvo, galėtume sakyti, gal šiek tiek graikų laikais, bet dabar ypatingai naujaisiais laikais, tas vadinamas antropocentrinis matymas, tai yra pasaulio suvokimas, kai žmogus pats save pastatė į centrą. Tai dabar kalbėti apie puikybę galima labai įvairiai. Ne, Karlas Raineris labai įdomiai parašė vienoje vietoje, tai ką parašė, sako, žmogus, kaip čia dabar suformuluot galvoju, nes ten taip žmogus, ta jo puikybė yra savotiškai toks šėtoniškas noras pačiam save atgimdyti, taip sakytume, ten vardojamas toks terminas autoredencionė, tai yra savęs paties pagimdymas iš naujo, jeigu taip pažodžiui pasakyti, paties savęs pagimdymas iš naujo. Tad čia dabar visos puikybės esmė yra, mes jeigu žiūrėsim ir dykumų tėvus, jie sako tą patį, kad žmogus staiga pradeda neteisingai naudodamasis ir neteisingai suprasdamas savo laisvę, neteisingai suprasdamas, interpretuodamas ją neteisingai, pradeda save įsivaizduoti, ne, kaip visą galinti tokį atsiranda labai didžiulis neteisingas savęs supratimas ir perdėtas pasitikėjimas savimi. Ne? Apie šitą vietą mes galime kalbėti apie tokią savivoką, iškreiptą savivoką, arba apie iškreiptą savęs pažinimą, nepilną. Dabar žiūrėsim, kodėl nepilnas. Ne? Jeigu mes kalbam apie puikybę, tai arba sakot, kaip čia Joną, kad pacitavom, pirmiausia, tai pažinkite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai žmogaus pilnas pažinimas tai yra koks, kad iš tikrųjų dykumų tėvai, kaip čia iš to knygelė vėl atsinešio aistros įveika, ten labai gražiai pasakyta, kad ta gera tokia schema. Aš esu viso labo kūrinys. Aš esu kūrinys, suprasti save kaip kūrinį. Ir labai ribotą kūrinį. Labai įdomi mūsų ta situacija iš tikrųjų. Labai ribotas kūrinys, kuris turi nemirtingą sielą, nemirtingą sielą, dievybės atšvaistą galėtume taip įvardinti, kuris turi laisvą valią ir nieko nepribotas, įsivaizduoja, dulkelę, bet turi tokias savybės, kurios būdingos tik tai Dievui. Ir tokiu būdu žmogus, pajutęs šitą savo dieviškumą, staiga jis ima galvoti, kad jis yra pasaulio centras. Kitaip tariant, tas savivoka arba savęs pažinimas, jis tampa iškreiptas. Tai šitoje vietoje su tiesa mes neturime, nieko bendro, gal galim sakyti, bet iš tikrųjų tiesa tampa iškreipta. Savęs pažinimas yra netikras. Tai toliau, kitas dalykas gali būti ar atsitinka, kad žmogus iš tikrųjų ima ne tik savim pasitikėti, bet ir savim pasikliauti labai. Pasikliovimas yra labai stiprus, ne? Kad iš tikrųjų jis galvoja, kad čia labai būdinga buvo įvairioms epochoms, ne, ten švietėjiška epocha, paskui komunistinė epocha, kad mes viską čia suardysim, išgriausim, išlyginsim, upes pakreipsim į kitą pusę ir dabar dar yra to atspindžių, nuskrisim į Marsą, ten savo gyvenimą Marse sukursim. Tad čia tie visi tokie dalykai, kurie perdėtai įvertina žmogaus galimybės, remiantis to, kad jisai iš tikrųjų labai iš Dievo gavęs nepaprastų dalykų yra, nepaprastų dalykų. Bet šitoje vietoje dingsta suvokimas savęs kaip kūrinio. O dabar toks sveikas matymas būtų, kad aš esu kūrinys, aš esu iš tikrųjų ypatingas kūrinys ir tas kūrinys, jeigu šitas dėmuo turi nedingti, tas kūrinys gauna iš Dievo
buvimą visiškai ypatingą, tiesiog nuostabų buvimą. Aš dar nekalbu apie malonę, malonę paskui, ne? Bet ir pačiam sukūrime gauna ypatingą buvimą ir išskirtinę vietą visame kosmose, visoje kūrinyje, visoje visatoje, visoje Dievo kūrinyje, ypatingą išskirtinę vietą. Ir žmogus priima šitą išskirtinę vietą, kad tai mano tiesiog kaip savaime suprantamas dalykas. Visos savybės, laisvė, viskas savaime suprantama. Kitaip tariant, iškrypsta santykis su Dievu, ir tas santykis su kūrinyje iškrypsta santykis, ir santykis su pačiu savimi taip pat tampa iškreiptas santykis. Ne? Kodėl dabar? Už tai, kad užima neproporcingą vietą, save pastatydamas į centrą. Kas dar galėtų būti mums šitoje vietoje tokio savotiško, nepasakiau vieno dėmens. Iš tikrųjų, Dievas mums duoda būtent šitai dulkė iš tikrųjų ypatinga tokia savybė, ta prasme dar teikia po Kristaus jo atėjimo, teikia malonę šventąją dvasią. Tai kitaip tariant, Dievas realizuoja žmogaus sudievinimą. Per Kristaus priėmimą, per krikštą, per bažnyčią, per kitus sakramentus Dievas realizuoja sudievinimą. Tai žmogus tampa iš tikrųjų pakeltas į tokią nepaprastą dydį. Ar tas padeda mums labiau suvokti tiesą? Ne visą laiką, ne? Nes paprasčiausiai puikybė, ką padaro, kas yra puikybė? Iškreiptas to pasaulio modelio supratimas, ypatingas tas savęs sureikšminimas, nematymas tiesos, ką padaro, kad žmogus ima įsivaizduoti, esąs iš tikrųjų tolygus Dievui, arba aukščiau Dievo, arba įsivaizduoja, kad Dievas žmogui yra nereikalingas. Bet toks įsivaizdavimas ir nereikia galvoti, kad tai yra būdinga bedieviams. Čia yra visa įdomybė, ne? Kaip galvot, kas serga puikybės liga? Tik tai krikščionys. Pažvelkim pradžios knygą, ne? Pradžios knygai ką? 3 skyriui demonas ką sako? Ką sako Ievai? Ar tikrai Dievas sakė? Galim surasti, tik jeigu tik surasiu be akinių greit. Taip. Va, kur čia dabar taip. Va. Žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Tai čia kur esmė šitos frazės? Ar tikrai Dievas sakė? Dabar šitos frazės esmė yra kokia? Sukelti abejonę Dievo autoritetu. Tai kyla abejonė Dievo autoritetu, Dievo absoliutumu ir žmogus tarėsi esąs kažinkas. Čia kieno nuodėmė? Adomo ir Ievos. Tai drąsiai galim sakyti, ne kaip dykumų tėvai, ir visa bažnyčia tą sako, kad puikybės yda, puikybės nuodėmė serga absoliučiai visi žmonės. Tai galiu pasveikinti, sveiki ligoniai, sveiki išpuikėliai, kuris neišpuikęs, pakelkit ranką. Nu, ko nekeliat? Man labai patiko, aš jeigu greit surasiu vieną tokią išpuikimo, čia susidėjau, susižymėjau, bet tuoj sekundę. Labai gerai, kas čia, va. Žiūrėkit. Naugardo arkivyskupas Jokūbas taip sako, kaip diagnozuoti savo puikybę arba išdidumą. Čia pacituosiu, tiesiog labai man patiko, tai aš tai noriu jums paskaityti. Norėdamas suvokti, pajusti jį, ta prasme, išdidumą, pastebėk, kaip jautiesi aplinkiniams padarius, ką nors ne pagal tave, nepaisant tavo valios. Jei pirmiausia tau kyla ne mintis romiai ištaisyti kitų padarytą klaidą, o nepasitenkinimas ir rūstumas, žinok, kad tu išdidus ir labai išdidus. Toliau. Jei net menkiausios nesėkmės tavo reikaluose tave nuliūdina, sukelia tau nuobodulį ir tai prislegia, kad net mintis apie mūsų reikaluose dalyvaujančią Dievo vaizdą tavęs nepralinksmina, tai žinok, kad tu išdidus ir labai išdidus. Jei tu jautrus savo reikmėms ir nejautrus kitų reikmėms, žinok, kad tu išdidus ir labai išdidus. Jei matant kitų negerovės, nors ir tavo priešų tau linksma, o pamačius tavo artimųjų netikėtą laimę graudu,
Žinau, kad tu išdidus ir labai išdidus. Jei tau užgailios net kuklios pastabos apie tavo trūkumus, o nebūtų tavo privalumų pagirimai malonus ir žavus, žinau, kad tu išdidus ir labai išdidus. Pažįstam save, ne? Galėtume visi rankas, po abi rankas kelti, ne? Tai va, tai čia dabar puikybė. Tai štai puikybė yra toks labai klastingas dalykas. Šiaip iš esmės, kaip skaitoma, žmogus turi kovoti su puikybė, bet turi žinot, kad vienas puikybės tikrai niekada neįveiks. Niekada neįveiks. Štai kova su puikybė yra žmogaus ir Dievo bendradarbiavimo, ne tai, kad rezultatas, ne apie rezultatą čia neišeina kalbėti. Tiesiog įpareigojimas ar bendradarbiavimas tiesiog yra kovoti su puikybė, Dievo ir žmogaus darbas yra. Dievas padeda, žmogus daro žingsnius. Ir kitaip nebus, ir kaip čia taip pat tie patys dykumų dievai, ką sako, 3 dalykai, kurie miršta kartu su žmogumi. Girdėjote, ne, gal negirdėjote, priminsiu. Tai yra puikybė, godumas ir gašlybė. Tai va. Aiškiai, iki kapo duobės mus šitie dalykai lydi ir tiesiog visą gyvenimą mes ypatingai su šitom 3 ydom, aišku, su visom ydom turim kovoti, bet tai yra iš tikrųjų mūsų gimtosios nuodėmės pasekmė, palikimas pirmųjų tėvų ir visa žmonija serga. Tačiau galime sirgti ne vienodo laipsnio, ne? Ir galimas, kas yra labai svarbu kovoj su puikybė, kad arba tu suvoki, kad turi problemų, arba nesuvoki. Tad pirmas žingsnis yra, kad jeigu mes suvokiam, kad mano pasaulio matymas nėra tas teocentrinis arba kristocentrinis, kur Dievas stovi centre, kur aš žinau, kad Dievas viską sukūrė, kad viskas gauta iš Dievo. Jeigu aš pradedu galvoti, kad aš čia centras ir kaip čia paskaičiau, ne, kad mane liūdina kai kurie dalykai, jau reikia pradėti galvoti, kad mano puikybė iš tikrųjų įgauna. Šiaip jos neturėtų būti, bet kaip sakiau, jos įveikti nėra įmanoma iš karto. Ne? Tai gali būti, kad jin tiesiog įgavo ypatingai didelį mastą mano asmenyje ir trukdo gyventi. Dabar, kokie požymiai, ne, kad ta puikybė reiškiasi, kaip sako dvasios tėvai, čia šitoj knygelė taip pat sako, puikybė labai įdomiai, nebūtinai turi tiesiogiai pasireikšti, turi labai daug veidų. Kaip jau čia girdėjom, man gali būti liūdna. Ne, o kodėl liūdna? Kad kaimynui sekasi, ne? Aš galiu tapti vienišas, ne? Labai vienišumas. Vienišumas yra iš tikrųjų puikybės išraiška. Kodėl? Todėl, kad dar toks dalykas, jeigu modernė kalba kalbėti psichologinė, perfekcionizmas yra. Perfekcionizmas yra puikybės labai toks geras ir palydovas, ir sukėlėjas, ir išraiška tuo pačiu metu. Nes jeigu aš įsivaizduoju, kad aš viską galiu tobulai padaryti, kas čia yra? Ar aš galiu viską tobulai padaryti? Negaliu tobulai padaryti. Tai va, o perfekcionizmas sukelia labai įdomus kitus tokius dalykus, tai yra grandininė reakcija. Jeigu aš įsivaizduoju arba stengiuosi viską labai gerai padaryti, su laiku aš pradedu tikėti, kad aš esu koks? Lyderis. Čia labai įdomi aiškina apie vaikų auklėjimą lyderystę, ne? Aš esu lyderis, aš esu pats geriausias ir mūsų visuomenė yra orientuota į tokį auklėjimą tarp kitų. Vakarų visuomenė labai stipriai orientuota, ne? Karininkus ten mokino irgi karo akademijų mokytis, ne? Ten mokino lyderio kursas yra, ne? Kaip būti lyderiu, jo. Tai va. O įdomi, čia dykumų tėvai rašo, jeigu tu nori, ir šiuolaikiniai psichoterapeutai krikščionys rašo, ta lyderystė, kurios mus mokina dažniausiai, nesakau, kad visą laiką, labai dažnai būna klaidinga lyderystė, ne, kad tu pats savo įsiteiki, kad tu esi pats geriausias, įsivaizduojat, ne konkrečiais darbais ir veiksmais ir kad kiti pastebėtų, kad tu kažką tai padarė gero. Bet iš tikrųjų, tu jau pats galvoji, kad aš pats geriausias, aš čia rėksiu garsiausias, aš čia būsiu lyderis. Ir iš tikrųjų tie dalykai, ką jie sukelia, vienas dalykas didžiulė puikybė, tai yra norą lyginti save su kitais žmonėmis ir kitus žmonės niekinti. Tas dalykas uždaro mūsų uždaram rate, uždaro, įsivaizduoti. Ir dabar šiandien labai daug žmonių kenčia nuo vienišumo, labai daug žmonių neurotiškų arba net neurotikų, bet viso to dalykas arba priežastis yra labai didelis jautrumas savo. O ne kaip čia kas,
Labai jautrus aš esu savo, labai, ne. Nedaug Dieve, kas nors ką nors pasakys, ne, oho, naktį neužmygsiu, paskui pakritikuos kas nors. Bet tai būdinga ir vienintelis vaistas yra iš tikrųjų nepriešingai ugdyti nuolankumą ir pažinti, kad iš tikrųjų viso labo aš esu žmogus ir už tai labai sveika tą formulę, kurią aš dar norėsiu ne kartą išryškinti, tą formulę. Aš esu kūrinys iš Dievo malonės ir iš Dievo gavau visą savo buvimą, gavau savo egzistenciją, gavau ir gavau dar daugiau amžinai gyvenimą. Tai Dievas mane kaip dulkę pašaukė, bet tą dulkę Dievas ypatingai išaukštino. Tai čia yra toks vaistas labai geras ir iš tikrųjų man nėra ko pūstis, absoliučiai. Ne? Tai tada aš galiu kitus žmonės pamatyti tokius pačius. Čia mes visi esam dulkelės, bet visi Dievo sukurti, mylimi visi Dievo pašaukti į amžinai gyvenimą ir praktiškai, net, bet čia kalbu apie kovą iš tikrųjų su puikybė, ne apie pačią puikybę. Bet ir praktiškai pamačius taip, kad mes visi vienodi esam ir mūsų rangai tenai, moksliniai laipsniai, iš esmės Dievo akivaizdai kokią reikšmę turi? Nulinė. Ne? Tai va. Tai mes tik tai patys sukuriam tokį kažkokį tai lauką, kuris neatspindi mūsų erdvės, mūsų vidaus, mūsų sielos ir iš tikrųjų mūsų tikro sukūrimo neatspindi. Visiškai neatspindi, įsivaizduojat. Turtas dabar, ne? Tai mūsų skaldė ties turtas, suskaldė, ne? Pareigos suskaldo, dar kiti dalykai. Tai va. Tad išdidumas arba puikybė iš tikrųjų tai įvertinama kaip didžiausia bėda, didžiausia nedorybė, kuri pridaro labai daug žalos. Kas yra įdomiausia, kad net kovojant su puikybė, jos praktiškai, kaip man atrodo, šitas laiptininkas sako, man atrodo, bet gal klystu, nesvarbu, sako, įsivaizduot, kaip aš galiu, bandau kovoti su puikybė, ne? Ir man atrodo, kad visai neblogai sekasi. Ir staiga tada man kyla didžiulis pasitenkinimas, žiūrėkit, kaip aš gerai kovoju su puikybė. Arba, sako, kitas pavyzdys, sugalvoju aš papasninkauti, ne? Ir staiga žiūriu, oho, koks aš geras. Vat aušrelė tai nepasninkauja, o aš pasninkauju visą dieną, ne? Pakilau biškį, tobulume, pakilau, ne? Ir surandi savo pateisinimą. Arba kitas prie su to pačiu pasninką. Arba aš nutariu nepasninkauti, kadangi randu iš karto savo vėl pateisinimą. Aš saugau savo sveikatą. Dvasiniai dalykai aukščiau už fizinius. Įsivaizduot, kaip puikybė sugeba iš karto viską apversti ir net tam pačiam dalyke, kur tu tiesiog galėtum padaryti dvasinės pažangos, jin iš karto sugeba vėl įlysti ir padaryti taip, kad aš atsistoju centre. Aš pats gudriausias. Įsivaizduot? Ir taip mūsų širdys ir už tai mes nerandam dažniausiai ramybės, blaškomės, ne, ir, kaip jau ten minėjau, vienišumas atsiranda, pyktis, ne, o pyktis labai palydė mūsų, ne, visi vairuoti nemoka, aš tik vienas moku. Kas vairuoja, tie žino, ne? Pilnas Kaunas nemokšų, taip švelniai pasakius. Taip. Tai čia daug tokių pavyzdžių, ne? Kitas dar dalykas, ką padaro puikybė. Puikybė padaro, kad mes jaučiamės niekada nieko tokio, kaip sakyt, nepasiekę iš vienos pusės, ne, pilnai nerealizavę kažko. Nes dar kažko trūksta, ne, nes perfekcionizmas ypatingai čia tą padaro. Tai vienas momentas, kitas priešingas puikybei, kuris padeda kovoti, ne, tai iš tikrųjų, arba tiksliau, ką puikybė sutrikdo, gal taip reiktų pirmiausia pasakyti, sutrikdo sugebėjimą džiaugtis. Nes aš jaučiuosi vienišas, aš jaučiuosi nepakankamai įvertintas, aš nesijaučiu labai mylimas, kiti mane pakankamai rodo dėmesio, kiti manęs nesupranta iki galo, jie baisus niekdariai aplinkui ir bendrai pasaulis nėra geras. Ir taip toliau. Čia galima tęsti tą litaniją labai ilgai. Tai va. Ir tada žmogus sako, ką? Šiandien šios dienos, reiškia, iš tikrųjų, mūsų Lietuvos irgi problema didžiulė. Ir paklausė, ar tu moki džiaugtis, ne? Ne, labai. Ačiū Dievui, gyvėja akmenys, čia pagėdat, jau pašoko, taip jau. Durnai atrodo, teisybė pasakė. Bet tai gerai.
Nepratėm žmonės mes prie tokių, ne? Normalūs, mes normalūs nepratėm. Bet kadangi jūs nelabai normalūs, tai žinai. Tai iš tikrųjų grįžtant prie to, žmogus, reiškia, nebesugeba, puikybę padaro taip, kad aš puikuojas, didžiuojas, iš tikrųjų, ir čia dėl ko velniška savybė, velnės labai savim žavisi. Ne tiek žavėjosi, kad sukilo prieš Dievą. Ir staiga pasiliko vienas ir nebeturi ko džiaugtis. Ne? Izoliuotas, visiškai izoliuotas. Tai iš tikrųjų, už tai dieviška savybė yra nenuolankumas, kad tu gali būti su kitais, gali būti su Dievu ir džiaugtis tuo, kad esi. Čia labai svarbu. Aš esu, džiaugiuosi. Man atvira amžinybė, aš džiaugiuosi. Ir už tai dar vienas dalykas labai svarbus, kovojant su puikybė, ir ko puikybė neleidžia, žiūrėkit, pastebėkit, išpuikęs žmogus, ir čia su neurotikais labai įdomu, kas psichologai yra, jeigu tą dirba, tą galite panaudoti. Pavyzdžiui, neurotikui labai sunku pasakyti kelis dalykus. Ačiū, prašau, atsiprašau. Žinau, kad tikram neurotikui yra peilis. O, šiandien galėsi duoti savo pacientam. Čia rimtai, čia labai rimtas dalykas yra. Pasakykit tikram žmogui neurotikui, kad dabar, aš žinau tą praktišką, ne? Pasakyk žmogui, kad dabar tau bus pratimas, prieik prie žmogaus ir pasakyk atsiprašau. Arba sakyk, prašau, būkit geri man kažką, viešai dar ypatingai pasakyti. Kodėl? Už tai, kad už to slypi baimė būti pažeminta mane. O jeigu aš iš tikrųjų neturiu nusižemęs, aš esu pilnas puikybės, aš taip bijau būti pažemintas. Aš irgi čia prieš jūs stoviu, biškai bijau darnokai atrodyti, bet gal taip ir atrodo, bet nežinau. Bet ką dabar darysi, žinai, biškai prakaituoju, čia karštą. Tai už tai, kaip minėjau, sugebėjimas atsiprašyti, paprašyti ir dėkoti, net dėkoti, labai svarbu yra dėkoti. Tad vienas iš vaistų prieš puikybę, čia net šitoj knygelėje rasit, reiškia, tokie jau krikščionys psichoterapeutai siūlo tokį receptą, ne kaip gydyti savo puikybę. Nu, jie taip nutarė čia kaip pagal psichologinius stebėjimus, kad įprotis įsivyrautų, žmogus maždaug turi tą patį veiksmą kartuoti apie 3 savaitės. Tai čia tokie moksliniai stebėjimai. Tai va. Ir sako, tada paimk lapą popieriaus ir kiekvieną vakarą, bent jau 3 savaitės, surašyk 20 punktų, už ką tu Dievui dėkoji. Ir kiekvieną vakarą. Gali kartotis tie punktai, bet nesvarbu. Čia anksčiau tokia kitokia taisyklė mes naudojam, kad paimk 10 pirštų, ne irgi labai paprasta. 10 pirštų pasiemi ir už ką aš kiekvieną vakarą Dievui turiu padėkoti už 10 dalykų. Ne? Ir ką tas padaro? Tas kelyje su puikybė, o ta puikybė, tas velniškas išdidumas, negrįžtų vėl prie ko. Labai ta svarbi frazė. Velniškas tas noras save atgimdyti, save patį sukurti, kaip kažinką, ne kaip kažinką sukurti, pamirštant Dievo egzistencinę. Tai tas dėkojimas pastato mane į teisingą poziciją, kad viską aš gaunu iš Dievo, ne, viską gaunu, draugus gaunu iš Dievo, maistą gaunu, sėkmingai grįžau po darbo namo, viskas iš Dievo, Dievas viskur mane veda. Ne? Kai pradėsim dėkoti, pamatysim, bet iš pradžio atrodo daug 20 dalykų, 10 tai dar nieko. Pabandykit vakare, iš tikrųjų čia labai rimtas dalykas. 20 dalykų sugalvoti, už ką Dievui padėkoti. Už ką Dievui padėkoti. Galima artimiems žmonėms taip pat padėkoti irgi tame tarpe, tarp 20 dalykų. Ir tas dėkingumas mus pastato labai sveiką poziciją. Oho, įsivaizduoti. Šitas dalyką šeimoje labai gerai praktikuoti, vyrui ir žmonai, ne, iš tikrųjų praktikuoti labai sveika. Vienas kitam padėkoti. Pamatysi, kad tas artimas žmogus labai neblogas yra šalia. Nu, tikrai santykių gydymai, tai va. Tai va tiek, tai dabar galvoju, nežinau, čia daug visokių dalykų, ką čia dar norėčiau prisiminti tiesiog. Teisingai. Dar vieną svarbų dalyką būčiau pamiršęs. Tai va, prie malonės ir nuodėmės. Puikybė ką padaro, kad išdidus žmogus arba išpuikęs žmogus nemato realios savo būsenos. Nemato. Ir neretai pasitaiko ir praktiškai, nes žmogus ateina iš pažinties, sako, 20 metų nebuvau, nieko nepadariau. Nieko neužmušiau, nepavogiau, nėra. Tai va. Nes iš tikrųjų apkeustas žmogus, kuo mažiau gilinasi į save, kuo save mažiau pažįsta, jis praranda nuodėmės savoką. Ir išpuikėlis jis nebemato, nuodėmė neegzistuoja. Egzistuoja nuolankiam žmogui. Štai kaip sako, kodėl, dabar turbūt nepameluosiu,
kiek aš girdėjau čia iš gandų, ne dar. Tai Jonas Paulius II eidavo išpažinties 2 kartus per dieną. Taip sako, žinai. Tai ar teisybė, neteisybė, nežinau, bijau pameluoti. Bet esmė ta, kad kuo tu labiau, kuo tu nuolankesnis darais, tu matais, kad tu viso labo, ir čia nėra savęs niekinimas, o čia labai įdomus dalykas, kad matant save kaip nuodėmingą žmogų, nėra savęs niekinimas, nes kitas dėmuo labai svarbus, malonės dėmuo yra labai svarbus, įsivaizduojate. Viskas, kas egzistuoja, ir aš esu iš Dievo malonės, čia štai toks visai kitas pasaulio matymas matosi, ne? Tas, kaip anksčiau sakiau, teocentrinis, bet dabar kristocentrinis labiau, kad Kristus pačiam centre. Ir viskas yra malonė, įsivaizduojate, aš gaunu malonę po malonės. Ir ta malonė, kad aš gimiau, yra malonė, kad aš mirsiu su Kristumi vienybė ir prisikelsiu, arba tiksliau eisiu pas jį gyvenimą, paskui prisikelsiu, tai irgi yra begalinė malonė. Kitaip tariant, aš jau gimiau kartą, aš esu amžinas ir keliauju pas Dievą. Tai čia man dėkingumas, nuoširdumas, tas nuodėmės matymas leidžia matyti, bet to kas yra svarbu labai, kas yra Kristus, kodėl jis atėjo į šį pasaulį, kad begalinis Dievas apribojo save iki tokio laipsnio, kad tapo žmogumi. Į pačią nuodėmę ir pačią mirtį atėjo. Tai yra į mano mirtį. Aš kitaip neįspręsiu savo gyvenimo problemos, aš neįspręsiu prasmės problemos, neįspręsiu mirties problemos, niekaip. Tik tai Dievas, kuris pats įeina į mano egzistenciją, tai jis įsprendžia. Tai šitoje vietoje nuolankumas, tas nuodėmės suvokimas padeda suvokti, net Kristaus reikšmę padeda suvokti. Tuo tarpu puikybė mūsų užstoja visiškai. Užstoja visiškai ir tada klausia, o kam Kristus reikalingas? O kam? Man ir taip gerai. Įsivaizduojat? Tai vat puikybė visiškai uždaro mums tą dvasinį regėjimą ir su puikybė tiesiog paprasčiausiai mes turim kiekvienas kovoti. Tai vat toks yra mūsų pašaukimas, mūsų kelias. Dar jeigu sukonkretinti, išgalvoju, kaip čia tą puikybę įvardinti, ne? Kaip pasakai, tai aišku, kas ta puikybė, bet šitai tiek puikybė, tiek išdidumas tos savokos kaitaliojasi, arba tiesiog yra savotiškai sinonimai gali būti, gali šiek tiek kartais įvairioje literatūroje turėti vienokių kitokių niuansų, bet iš esmės yra tas pats. Bet yra tos tiesiog iškreiptas savęs vertinimas Dievo ir artimo atžvilgių, sakykime, šitaip, pastatant save į centrą. Aš tai bandau sukurti tokią vos ne, kaip tokia išraiška, tokia terminą tiesiog. Tai va, tai šitaip galėtume įvardinti puikybę, ir kuris sugriauna objektyvę tiesą apie mus ir trukdo gyventi, labai stipriai trukdo gyventi. Ir jeigu visos mūsų problemos, kurios šiandien egzistuoja, tai jas galėtume įvardinti, kad tai jos iš tikrųjų kylančios yra iš puikybės. Piktis, nepasitenkinimas, neurozės visos, tai va, iš tikrųjų kylančios iš puikybės. Karai tarp valstybių ir panašiai. Tai va. Kas dar čia įdomaus galėtų būti? Puikybė jau minėjau, kad atmetam pasitikėjimą Dievu ir pradedam perdėti pasitikėti savimi, tai čia sakiau. Taip pat galima žeminti kitus, artimuosius žeminti. Tai tiek minčių, sakyčiau, būtų apie puikybę ir baigiant, kad mintis tokia, kad reikia su ja iš tikrųjų kovoti. Tai va. Kas vienatvę kenčia, tas irgi turi žinot, kaip toj, kad tam skaitinėlį skaičiau. Vienatvė taip pat puikybės išraiška yra. Vienišumas, tiksliau, ne vienatvė, vienišumas. Ne? Tai va, taip, kad galima aišku kaltinti, kad aš vienišas, aš ten gyvenu vienas ir panašiai, bet iš tikrųjų tai čia kalbam apie giluminį dalyką. Jeigu aš išgyvenu vienybę su Dievu, aš niekad nesijausiu vienišas. Ne? Bet čia nereikia galvoti, kad tai lengvai gyvendinama, jo? Nebus tai lengvai gyvendinama, čia tiesiog žinot tokia struktūra, kad štai analizuota, savęs pažinimas labai svarbus ir kovoj su puikybė ir su visom kitom ydam labai svarbus savęs pažinimas. Save pažinti, kas ir neskubėt mąstant, ne? Čia jau toks, vieniem duota galbūt labiau tas toks loginis mąstymas, kitiem emocinis mąstymas, bet kiekvienas yra pajėgus, normaliai mąstantis žmogus, galvoti vis dėlto, kokios yra priežastis, kas vyksta mano gyvenime. Tai reikia tam laiko šiek tiek skirti. Tai už tai galima būtų pagalvoti, kad net ir visai kitokie atrodo požymiai gali būti visiškai kitokie, bet už jų paskui grandinėlė ateina iki puikybės. Tai sakysim, susierzinimas, piktis, ten nepykanta, pagieža,
ir panašiai, visi tie dalykai yra puikybės išdava. Tai tiek galvoju, užteks, ką čia dar. Tai, žinai, čia toks yra labai svarbus dalykas. Principas pats, vėl iš principinius dalykus reiktų žiūrėti, ne? Mūsų gyvenimo pašaukimas koks yra? Išmokti, iš tikrųjų išmokti meilės Dievui ir artimui ir nueiti pas Viešpatį, mylint, ne? Tai čia yra toks, mūsų tikrasis pašaukimas, arba kitaip pasakius, mes, kaip sako Jėzus, būkite ne kaip dangiškasis tėvas tobuli, arba ten labai daug šventam rašte to kalbėjimo. Bet kitaip tariant, mes turim būti sudievinti, ne? Bet Dievas mūsų nesudievina be mūsų pačių pastangų. Jis mūsų sudievina per malonę, tai yra per sakramentus, bet mes turim atsiliepti savo gyvenimu. Tai tas atsiliepimas yra, kai mes, čia toks sudėtingesnis kalbėjimas, mes turim peržengti savo šitas nuodėmės uždėtas ribas ir konkrečiai tai iš tikrųjų tam tikras transcendentalus žmogus yra. Turim peržengti savo puikybės ribas. Tai pagrindinė kova, jeigu taip ir yra, tai kovoti su savimi iš tikrųjų. Mes kartais galvom, kad su velniais kovoti reikia. Velnis, jis reikia su juo kovoti iš tikrųjų, bet jis labai įdomiai veikia. Jis veikia pasinaudodamas įdomis mūsų aistromis. Jis negali veikti tuščioje vietoje, jis mums pasiūlo kažką, ne? Pasiūlo įvelia į visokias situacijas, mus gundo, tai jis mus naikina, bet pasinaudodamas tą tokią antropologinę mūsų bazę, tokią nevykusią arba sužeistą, ir tada didelę puikybę pažadina, dar didesnę neapykantą pažadina. Tai už tai ta kova tokia yra giluminė. Pirmiausia, tai yra vis dėlto vidinė kova. Išorinė kova ir lengvesnė yra. Išorinė kova, tai ten malda kokia yra, paskui, žinai, sakysim, kad ten tas, net nemoku kaip pasakyti, nes aš dabar net užstrigau savotiškai tą prasme, kad piktoji dvasia nieko iš išorės mums negali padaryti šiaip paėmus. Siautė, ten tegul siautė, tai ką gali, ten kokį vėjelį sukelti, nieko negali, kokio namo gal kampą gali nugriauti, ne taip, bet aš nemačiau iš tikrųjų nugriauti jokio namo kampą. O pats pagrindas yra vis dėlto mūsų širdis, kovos laukas yra mūsų širdis ir čia vyksta pagrindinė kova, tai kova už tai tarp dorybės ir nedorybės, čia yra 100%, tai netoks ir vyksta, kur mes pralaimim, nepralaimim toj meilės arba nemeilės tokioj, pusiausvyroj, kam mes pasiduodam, už ką apsisprendžiam, čia vėl grįžtam prie tos laisvos valios. Kitas dar dalykas labai svarbus, o čia labai tas užkabinimas toks gilus, nes kaip to Ranerio buvo mirdis, ar tu tikrai nori pats save atgimdyti, ar tu supranti, kad tu esi bejėgis save perkurti iš naujo ir tau reikia iš tikrųjų galingesnio bendradarbio, kuris yra Dievas. Tai kitaip tariant, ar mano gyvenimas tampa orientuotas į santykį su Dievu, su Dievu. Nes kartais atrodo, kad aš pats viskas čia susikursiu, aš čia laimę sukursiu, aš čia viską pasidarysiu, aš čia gyvensiu ilgai ir laimingai. Tokia iliuzija, tai ta iliuzija subyra gyvenime. Labai greitai subyra su metais. Tai štai pagrindinė kova tai būtų tiesiog įveikti savo tos, tamsai žmogų galėtume sakyti, bet čia nėra tamsus, čia yra pagal tas aistras, kad nugalėti savo godumą, nugalėti savo pyktį, savo pavydą, savo gašlybę įveikti savo puikybę, kas čia dar, tą neveiklumą, kėdėje įveikti, visas tas demoniškas apraiškas, kurios pasireiškia prisišliedamas prie mano trūkumų. Tai kiekvienas ieškot būdų, čia nebus tokio recepto, kad tu, žinai, paėmė ir įveikė kažkokiu tai būdu. Kaip sakiau, puikybės tai neįveiksi visą gyvenimą, nebent labai jau Dievas duos didelę malonę. Kaip sako, kas yra nuolankiausias žmogus, jeigu šventą raštą žiūrėsim, ne? Nuolankiausias žmogus buvo Mozė, aiškiai parašyta, nuolankiausias žmogus buvo Mozė, ne? Tai čia, kaip pavyzdys, iš kur jis gavo, jis aiškiai malonę vis tiek gavo tokią Dievo, būti tokiu nuolankiu. Priimti besąlygiškai, pasitikėti Dievu. Ir tai, Mozė ir tai padarė klaidų, būdamas toks nuolankus žmogus.
Nes ten Mozė labai įdomiai prie Meribos, kodėl jam Viešpats priekaištauja. Kad vietoj to, kad suduotų vieną kartą į uolą lazdais, nepasitikėdamas Viešpačiu, tik suabejojo, 2 kartus sudavė, ne, didžiulis ir buvo priskaityta kaip didžiulis trūkumas, kaip didžiulė įda pasielgimas. Tai tas, žinai, absoliutus paklusnumas Dievui, įsivaizduoju, mes čia susidurėm su tokiais labai, aš sakyčiau, į mistiką perinančiais dalykais, kurie yra labai svarbus, jeigu mes norim būti krikščionimis, ne? Nes mes matot, brendam visi gilesnius dalykus, iš tikrųjų daug gilesnius dalykus, nes taip, žiūrint krikščioniškai, ne, tai pasižiūrėt, pirmoji vietoje man turi atsidurti Dievas. Absoliučiai pirmoji vieta. Toliau, kitas dalykas, ką mes ir patys vadinamės krikščionimis, ne, bet pirmas rūpestis man turi būti, kad aš klausau, tiksliau ne tik, kad klausau, bet pirmas pasitikiu absoliučiai Dievu. Įsivaizduojat? Dabar paaiškinsiu, ką tas reiškia. Įsivaizduojat, kas be atsitiktų, ar karas, ar badas, ar maras, ar ranką man nutraukė, ar koją nutraukė, aš sakau, Dieve, ačiū tau. Įmanoma taip? Tai va. O iš tikrųjų, taigi, Dievas, tas šventas raštas, sako, visą laiką manim rūpinasi, ne? Bet dabar koks būtų rezultatas, jeigu aš įgaučiau tokį pasitikėjimą? Ar aš nors kiek nervinčiausi? Įsivaizduojat? Galim pagalvoti, nes čia yra iš tikrųjų tikras dalykas, nes aš įgaučiau absoliučią ramybę, apie ką ir ko visą gyvenimą siekia, sakysim, dykumų tėvai. Vaikas susirgo, darai, kad jis nesirgtų, bet nėra vidinio nerimo, ne? Mirs. Gerai. Ačiū Dievui. Tai nereiškia, kad tu neliūdėsi. Įsivaizduoju, čia yra štai toks labai įdomus dalykas. Tu liūdėsi, tu verksi, tu pergyvensi, bet neprarasi vidinės ramybės, nes tu absoliučiai pasitikė Dievu. Dievas žino, ką daro. Ne? Įmanoma taip, ar ne? Aha. Kaip tai įmanoma? Galim pagalvoti garsiai visi. Ar čia utopija kažkokia? Čia Dievo dovana būtų, sakyčiau, ne tokia siekiamybė viso gyvenimo. Įsivaizduot, nieks man nebūtų baisu, nemirsi nuo vėžio, tau ateina, sako, tu mirsi nuo vėžio. Nu gerai, ačiū Dievui. Mirsi nuo infarkto, ačiū Dievui. Vis tiek mirsi, jo. Tai va, tai čia toks, tai už tai kodėl tas, kaip mes kalbam apie tą kovą, net, bet kokiu atveju, aišku, mes taip sujauktai mylim Dievą, ne, tas mylim, jaučiam, ilgimės, galvojam daug apie save, nu, va, toks mūsų gyvenimas, jis gal išsigrydins, kad dažnai, gal ne, mes nežinom to tokio kelio, kaip tai visą padaryta, ne, dykumų tėvai išėjo dykumą, ne, kad viską atriboti, viską atriboti, bet tas nėra, mes tad negalim visko atriboti, mums reikia ir apsirengti, ir pavalgyti, ir būti šičia, tai va, tai už tai ta kova tokia, kad vis dėlto bent, nu, norėtų, ne Dieve, tu man esi pirmoje vietoje, aš noriu, kad tu būtum man pirmoje vietoje. Toliau, aš noriu tavim pasitikėti, absoliučiai noriu tavim pasitikėti. Kitas dar dalykas labai svarbus, ne? Dažnai mes darom kompromisus su Dievo įstatymais, arba galim sakyti su įsakymais ir su savo sąžinė. Nedažnai, bet gal padarom kartais. Palauk biškį. Smulkiuose dalykuose dažniau, stambesniuose gal rečiau, bet Dieve, aš čia truputį nesažiningai pasielgsiu, bet čia netaip svarbu, ne? Taip, gali būti, ne? Aš apšnekėsiu kažką, nuteisiu kažką ir taip toliau. Tai va, irgi įimas į tokį laisvę, kad aš nesielgčiau netinkamai, tiesiog visą kovą gyvenimo. Tai, bet čia matot, šiek tiek pasiklydom, jau pasidūrėm tokiam. Taip, kad ta kova labai sudėtinga yra, ne kova klausant ko? Dievo įsakymų, sąžinės klausant ir vis bandant pastatyti Dievą į patį centrą. Bet tuomet prašyti Dievo, visą būtinai reikia atsiminti, kad tai yra Dievo malonė. Prašyti ypatingas Dievo malonės. Prisiminti verta, ne? Tikėjimas, viltis ir meilė, tai dorybės, kurias Dievas duoda, dovanoja. Patys mes jų nepasimsim, jų reikia prašyti, ne? Paskui išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, dorybės, kurios auga žmogui bendradarbiaujant su Dievu, auga. Jau šitas dorybės mes kartu su Dievu kartu. Ir Dievas duoda, ir pats dedi pastangas. Likusios dorybės auga mums patiems stengiantis. Tai štai čia, žinai, toks labai kompleksinis dalykas, kaip atsakyti, ne? Su nedorybėm kovojam dorybėmis, bet malonė veikia, mes dirbam.
toks nėra lengvas. Arba tiksliau, čia gyvenimo kelias, jis negali būti lengvas. Tai bandom kažką, sakyčiau taip, kaip Paulius sakė, ne? Matau tarsi per uždangą, arba per miglą, arba per rūką, jis ten per uždangą sakė, ne? Tai va, tos uždangos nuėmimas, čia malonės dalykas yra, mes patys nenusimsim tos uždangos. Bandom šį bei tą suprasti, šį bei tą bandom, ne? Dievas mus apšvies. Tai va, tiek pasidalinau, aš nelabai ką suprantu, žinau. Katalikų mokyme tai yra... Ne, tai pasakysiu. Katalikų mokyme... Jo, ten yra vertimas iš graikų kalbos, kuris neteisingai interpretuojamas. Ten yra, reiškia, šitaip, sakiau kažkada, reiškia, yra pneuma. Pneuma tai yra dvasia, ne, arba kaip mes suprantam. Tai pneuma, psichė, kitas žodis yra graikiškas ir paskui yra soma. Soma tai yra kūnas. Tai su kūnu viskas aišku, ne? Nes čia apaštalas Paulius, kur sako, tai išlaiko nepeiktina jūsų dvasią, sielą ir kūną. Tai toks vertimas yra. Turėtų būti vertimas iš tikrųjų nepeiktina jūsų dvasią, psichę ir kūną. Tai va. Tai dvasia yra iš tikrųjų psichinis veikimas mūsų, kuris priskiriamas kūniškam veikimui. Tai va. O kūnas tai savaime suprantama yra, todėl dvasia, nes kaip yra dogma, yra dogma paskelbta, kad katalikų tikėjime šitokia dogma yra. Žmogus turi nemirtingą protingą sielą. Kaip dar daugiau ten pasakyta. Kaip substancialinė kūno forma. Ne, jau čia nepradėsim tų, kas yra substancialinė kūno forma, tiek to jau palikim tą aiškinimą, bet reiškia protinga siela, tai yra protas priklauso sielos savybėm. Protas priklauso sielai. Tai reiškia, ar siela, ar dvasia katalikų tikėjimai iš tikrųjų yra sinonimai. Tai arba siela, gali vėlė vadinti, kaip nori, ta vėlė gal žodis atėjęs labiau iš pagoniškų laikų, ne? Rusiškai tas yra, reiškia, šitai irgi, jeigu suteksit literatūrai, duchovnoje ir duševnoje, ne, skirtumas yra, kas moka rusiškai. Duchovnoje tai yra tas tikras dvasingasis, duševnoje tai yra būtent sielinis, tas psichinis žmogus, tai, arba jis priskiriamas kūniškai daliai. Tai, jeigu aiškiai pasakiau. Nu ką, einam garbinti viešpaties. Šokiai. Iki ryto, jo, gerai. Jeigu dar atsigert vandenį duotumėte, visai gerai. Ar galima paklausti, kas jūs girdite? Kuo jūs džiaugiatės? Pavasaris. Nelabai, pavasaris irgi smagu, bet man tai... Ką žinau, džiaugiuosi, kad gyvenu, žinai. Nu rimtai, nu. Ir vis geriau jaučiuosi, įsivaizduojat. O, vis laisvesnis. Tai rimtai, nu, aš rimtai šneku. Jaučiuosi vis laisvesnis. Šiek tiek nerimas ima, kad mirtis artėja, bet ką darysi. Tai dar nepasiekiau tokio tobulumo, kad džiaugčiausi. Esu matęs per savo gyvenimą tik tai turbūt prie mirties, aišku, daug žmonių palaidojo. Per tos 29 metai jau bus dabar kunigystės. Skaičiavau, kažkada čia palaidojo. Vien Šiauliuose per 2 metus esu palaidojęs 500 žmonių. Tai va, tai bus koks, nemažai, nesvarbu dabar tai. Bet tik tai vieną žmogų per tuos metus mačiau, kuris mirštant sako, ačiū Dievui mirštu. Labai sąmoningas buvo. Sako, ačiū Dievui mirštu, nueisiu pas Jėzų, kaip džiaugiuosi. Už jūs pasimelsiu, tai va, visiškai fantastiškai tiesiog toks, tai, o daugama tų ligonių, tai žinai, visai, žinai, tai, bet kad tokio, tiesiog man tai buvo, tiesiog, nežinau, tikrai pavydėjau, tikrai galiu pasakyti, pavydėjau tam žmogui, jis visiškai tiesiog absoliučiai sąmoningas, džiaugiasi, žino diagnozę, viskas, ir taip iškeliavo. Tai. Tikrai laisvas buvo, jo, tikrai laisvas buvo. Jo. O čia, tai už tai, žinai, kai kalbu tas teorijas, tai turi minti, kad įmanomas toks buvimas, tik tai tiek, kad, mažai kam taip pavyksta, ar kaip čia pasakyti. Tai va, įdomu.
Kas dar? Iš tikrųjų, tai žinai toks, jeigu taip vėl užsivest, visas tas turėtų mūsų gyvenimas būti orientuotas kitaip. Susitikimui su Jėzumi, ką galim čia padaryti, mylėdami vienas kitą, tas vienas kitą ką reiškia. Mes esame labai tokie, dėkui, supranti, ne visuomeniški Lietuvoje, nes čia labai, čia ilgos kalbas, kad sužeisti labai esame iš tikrųjų. Labai daug nerimo pas mus, to, žinai, paskui egoizmo, tokio baudžiauninkiškos sąmonės, po trauminio sindromo labai daug, po sovietinių laikų, čia labai daug dalykų. Tai va, taip, jeigu iš tikrųjų į tą migraciją, pasižiūrėkit, dabar jau pradėjau galų galę rašyti, kad ta migracija nėra vien tik ekonominės problemos, yra kitos, kur kas labai gilios problemos, dvasinės žaizdos. Tai va. Valdančioji tuose sluoksniuose labai daug dvasinių žaizdų, kad nesugeba žmonės prisimti atsakomybės drąsiai, už sprendimų drąsių nesugeba daryti. Irgi tas yra teisybė. Taip, ką galim daryti? Net čia tas kova su puikybė mums visiems labai padėtų įsipareigoti dėl bendro gėrio gyventi. Įsivaizduot, kad visi po lašelį sąmonėtume, kad kuo daugiau Lietuvoje būtų gyvųjų akmenų. Kad jie ne tik tai šlovintų, bet dar eitų į gatvę kažką kalbėti, kad jie darbe kažką darytų, į politiką eitų. Ką popiežius sako po Pranciškus? Eikit į politiką, sako, aiškiai sako, krikščionis turi eiti į politiką. Taip, kad mums dar daug darbo turim padaryti, vienu žodžiu. Nespėsim? Nieks nežino. Gerą dalyką paskaitysiu. Man tai tas labai įkvėpė jėgos, iš tikrųjų. Man šitas tekstas ir nepaprastas tekstas, kur iš yra, nerandu. Bet surasiu tikrai. Radau. Manis labai dažnai tiesiog patekdavo tas šventas raštas ir jis man visą laiką gaivina, kai neviltis kokia užeina, Ezechielio 37 skyrius. Tai pažiūrėk, kokia aplinka. Aš vienas protingas, o visi ne. Ne, visi mes tokie. Aš tai neurotikas esu. Bendrauju su psichiatrais labai. Tai va. Biškai padeda, bet ne kažin kiek. Žiūrėkit, viešpaties ranka palietė mane. Jis išvedė mane viešpaties dvasia ir pastatė viduryje slėnio, kuris buvo pilnas kaulų. Jis visur vedžiojo mane tarp jų, slėnį jau buvo labai daug, jie buvo labai sudžiūvę. Jis tarė man, žmogau, ar gali šie kaulai atgyti? Atsakiau, viešpatie Dieve, tik tu tai žinai. Tuomet jis tarė man, pranašauk šitiems kaulams, sakyk jiems. Sausieji kaulai, klausykitės viešpaties žodžio. Taip kalba viešpats Dievas šiems kaulams. Tikėkite manimi. Aš įkvėpsiu jums dvasią ir jūs atgysite. Duosiu jums sausgyslės, uždėsiu ant jūsų raumenis, aptrauksiu jūs oda, suteiksiu jums alsavimą ir atgysiu. Tuomet žinosite, kad aš esu viešpats. Pranašavau, kai man buvo liepta ir man be pranašaujant staiga pasigirdo triukšmas ir barškėjimas. Kaulai rinkosi kaulas prie savo kaulo. Įsižiūrėjau ir tikėkite manimi, ant jų buvo sausgyslės, raumenys užaugę ir oda juos aptraukusi. Bet dvasios juose nebuvo. Tuomet jis tarė man, pranašauk dvasiai, pranašauk žmogau ir sakyk dvasiai. Taip kalba viešpats Dievas. Ateik dvasia iš 4 vėjų ir pažvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų. Pranašavau, kaip man buvo liepta, ir į juos įėjo dvasia, jie atgyjo ir pakilo ant kojų nepaprastai didelė minia. Jis kreipėsi į mane, žmogau, šie kaulai visi Izraelio namai. Žiūrėk, jie sako, sudžiūvo mūsų kaulai, nebėra mums vilties, esame žuvę. Todėl pranašauk jiems ir sakyk, taip kalba viešpats Dievas, tikėkite manimi, atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jūs iš kapų mano tautą ir parvesiu jūs į Izraelio žemę. Jūs žinosite, kad aš esu viešpats, kad atveriu jūsų kapus ir prikeliu jūs iš jūsų kapų mano tautą. Duosiu jums savo dvasią, kad atgytumėte, parvesiu jūs į jūsų žemę, kad žinotumėte, jog aš viešpats pasakiau, aš ir padarysiu, tai viešpaties žodis. Tai
Tai va, tai ir mums, čia, žinai, emigracija, tas, anas, čia karai grėsia, visa kita. Bet aš galvoju, jeigu mes Dievo ieškosim, tai mes tikrai atgysim. Vienintelė sąlyga, aš matau iš tikrųjų. Vienintelė. Pradėti ieškoti asmeniškai Dievo, kelias nebus lengvas. Asmeniškai kartu, ne, eito nuolankumo keliu. Dievas duos savo darbą. O mums svarbu savo vietoj padaryti, ką privalom padaryti, ne? Kas tarnauja, tarnauja, kas dirba, dirba ir taip toliau. Tai va, aleliuja. Nu. Šlovinam viešpatį.